Gyvybės Mineral Spa. Atgauk jėgas ir šypseną. Labas rytas, Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Čia laida Švarūs miestai apie ekologiją ir tvarumą. Ar kada susimąstėte, kad puodelis kavos gali kainuoti lygiai tiek pat, kiek nauji marškinėliai? Šį rytą keliaukime susipažinti su Milda, kuri ne vienerius metus gyvena tvariai ir perdirba drabužį, kurį galima rasti kiekvieną mūsų spintoje. O Milda, čia yra realus scenarijus, kad pavyzdžiui, rengiesi ryte ir pagalvoju, gal šitas geltonas sijonas man nebetinka ir eidama tiesiog neši ir pakabini praeidama. Taip, aš manau, čia labai yra dažna situacija ir ypač kas aplinkui dirba arba gyvena, tai taip tą kabyklą ir naudoja. Ir manau, kad tai yra labai natūralu, todėl kad greitoji mada mus įsuka pirkti greitai, o čia gaunasi, kad mes greitai ir atsisveikinam su jais pagal visas tendencijas. Tik tai smagu, kad dažnu atveju tai tie rūbai dėja į konteinerius nukeliauja. Vis dar nukeliauja, galvodami, kad kažkas pasirūpins. Tai manau, kad toksai viešas parūpinimas yra daug prasmingesnis. Milda, mūsų pokalbis vyksta vietoje, kur yra labai daug džinsinių gabalėlių. Jūs perdirbate tekstilę ir konkrečiai džinsą. Papasakokit, kaip ši idėja atsirado jūsų gyvenime. Idėja kažką padaryti su nereikalingais džinsais atsirado pastebėjus, kad labai daug žmonių nešioja džinsus. Ir aš neturėjau tada atsakymo, o kas būna po to. Kažkaip pagalvojau, kad nežinau, kur po to tie džinsai nukeliauja. Pradėjau domėtis, pradėjau skaityti, naršyti ir, skaičiai įvairūs ir faktai šokiravo, kad tekstilė yra beveik negrįžtanti į naujus drabužius, dėvėta tekstilė, vos 1% vis dar tebėra minimas kaip tas, kuris kaip pluoštas sugrįžta į naujus gaminius. Bet 20% sukasi dėvėtų drabužių rinkoje, o visi kiti arba išrūksta per kaminus atliekų deginimo jėgainėse, arba keliauja į sąvartynus. Kad jau atrodo tai beviltiška, tai tada pasižiūri į veidrodį ir pagalvoji, tai ką pats gali padaryti. Tai ir pradėjau eksperimentuoti, ieškoti tų būdų, žiūrėti, ką daro kiti. Pabandžiau įvairių, turiu jau tam tikras išvadas ir patirtis ir rezultatus. Tokia buvo pradžia ir iš karto bandžiau tos dalykus parduoti ir savo ir kitų. Ir patyriau, kad tai nėra tas pats, kas siūlyti lygiai tokius pačius daiktus iš naujos žaliavos, iš naujos tekstilės. Tai labai tikrai gavau įdomių pamokų, apie kurias nieks man anksčiau nepasakė. Ir dėl to, rezultate turim tai, ką šiandien turim. Milžinišką vartojimą, labai tokį ryškų prekių nuvertėjimą. Nėra normalu, kad kavos puodelis kainuoja tiek pat, kiek nauji marškinėliai, mano manymu. Prieš keletą metų sukūrėte tekstilės portretų parodą. Kaip gimė ši idėja? Tai Seimas tais metais buvo paskelbęs 6 asmenybės, jų atminimą paminėti tais metais. Ir pasižiūrėjau sąrašą ir pagalvojau, kad apie kiekvieną iš jų galėčiau pasakyti labai mažai. Ir pagalvojau, reikėtų pasigilinti. O apjungti dalykus man labai patinka, tai nusprendžiau gilintis, kurdama jų portretus. Įdomiausia čia buvo ne paties portreto kūrimas, o būtent domėjimasis tą asmenybę, pavyzdžiui, poezijos skaitimas. Ir taip žingsnis po žingsnio, sluoksnis po sluoksnio, praplėtėm savo akiratį. O kalbant apie pačio portreto sukūrimą, kaip vyksta visas pats procesas, per kiek laiko jūs sukūrėte ir yra kažkokia taikoma speciali technika? Taip, tai čia yra tiesiog kiekvienas portretas yra išsluoksniuojamas ir pagal atspalvius yra tiesiog užsiuvama mašina vienas ant kito.
Na, tokia apkraunanti, sakyčiau, technika, daug paprasčiau būtų tiesiog atvaizdą paimti ir užspausti su dažais, kaip dažnai matom ant marškinėlių. Bet vėlgi, na, turint tą tvarumo šauksmą, norą, tai man netgi kažkokių klijuojančių medžiagų, kurios čia irgi būtų pravertusios, nesinorėjo naudoti, norės tiesiog viską susiūti taip, kad kai vieną dieną šitas kūrinys, na, tiesiog, kad ir sudegs, sakykime, kad jisai į aplinką išskleistų kuo mažiau nereikalingų medžiagų. Tai va čia tokie labai asmeniniai, smulkmeniški dalykai. Šį reportažą pristato Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis, licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojant Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Valentina, tvarumo ir ekologijos tema vis tampa aktualesnė visame pasaulyje. O kai kalbame apie dantų priežiūrą, kokios yra tvarumo tendencijos? Na, tvarumas tai visų pirma man kaip mamai ir kaip žmogui ir kaip gydytojai labai svarbus. Dėl to, kad man labai svarbu, ką aš paliksiu po savęs ir aš savo vaiką taip mokinu. Ir mūsų tendencijos pasaulinio lygio yra tai, kad mes stengiamės neteršti aplinkos. Stengiamės, kad pakuotės būtų perdirbamos, kad jos nebūtų plastikinės ir tūkstančius metų nesuirtų. Tikrai einama link to, tik labai sunkiai. Nuoširdžiai, labai sunkiai. Žmonės labai sunkiai, pas mus Lietuvoje, gal užsienį biškį lengviau, bet labai sunkiai prie to pratinasi. Ir yra dvi pusės, yra žmogus ir esame mes. Mes stengiamės žmogui tai prinešti, parodyti ir dar stengiamės kaip ir sakiau, tos pakuotės, mes stengiamės naudoti pakuotės perdirbamas, dirbti su įmonėm, kurios yra ekologiškai draugiškos. O apskritai, ar įmanoma kasdienėje dantų priežiūroje, rutinoje būti ekologiškesniais? Tai labai. Pradėkim nuo to, kaip aš mokinu savo vaiką ir jinai šventai žino, kai jūs valotės dantis, jūs uždarote vandenį. Labai paprasta, nes visi atidaro ir vaikšto. Tai labai, tokia smulkmena, bet kiekvieną dieną mes tai darom. Dantų pastos mums reikia dėti mažiau, nes mes žinom, kad reklamų jų ten kaip ir visą nereikia, reikia žirnio dydžio, tai tikrai pakanka. Ir visą tai aš mokinu žmonės ir pacientus savo. Taip pat, pavyzdžiui, jeigu žmogus naudoja elektrinį šepetėlį, tai jam nebūtina 10 elektrinių šepetėlių, jeigu 10 narių. Jeigu yra 2 nariai, galite nusipirkti vieną šepetėlį ir keisti galvutes. Ir gamintojai taip pat ant tų galvučių yra visokie trikampiukai, saulytės, specialiai nupaišyta taip, kad tu atpažintum ir nereikėtų apsikrauti. Ir mes dar vieną gerą dalyką sugalvojom, kad žmogus gali atnešti mums tas galvutes ir mes pakeičiame naujas, duodami jiems nuolaidą. Žodžiu, mes taip skatiname iš savo pusės, kaip ir sakiau, kad žmonės jie daugiau tokie ekologiškesni būtų. Nebūtų tie vartotojai, neprisistatytų tų produktų. Ir, pavyzdžiui, Instagrame man tokia yra platforma, kur aš galiu žmogų konsultuoti. Ir aš labai daug skiriu tam laiko nemokamom konsultacijom, nes, matot, žmogus nesuprasdamas gali prisipirkti daug, o jam nereikia to. Ir tas vartotojiškumas prisiperka ten, nes ten matė reklamą, ten. Ne taip turi būti individuali prieiga ir tada žmogus mažiau vartoja tikslingai tai, ko jam reikia ir visi laimingi. Ir mes pasirinkom tokią pakuotę tam, kad būtų ekologiška ir žmogus galėtų po to nusipirkti papildo. Ir įsipilti į šitą dėžutę, ten yra maišelis, kuris drėgmę sugeria. Ir taip ilgainiui pusė metų ar 8 mėnesius jisai galės jį vartoti, nusipirkdamas iš pradžių tik tai vieną stiklinį indelį. Bet tada išeina taip, kad papildymas jau jis yra šiek tiek pigesnis negu perkant visą buteliuką. Taip, žinoma, nes jau jisai turi savo stiklas, jis turi savo kainą, bet papildymas, žinoma, jisai yra ir žmogui yra pigiau, ir po to tu apsistatys tais buteliukais, jie nereikalingi. Ir yra patogiau. Aš noriu labai pasidžiaugti, kad mes labai atsakingai žiūrime į savo siuntas ir mes nepridam bereikalingų plastikų ar kažkokių taip klijuojame, nereikalingais lipdukais, visą tai, kas nebūtų neperdirbama ir naudojame
tą kartoną, kuris yra labai lengvai, nes jie yra skirtingi tie kartonai, nes būna kartonai su plėvelėm visokiom. Mūsų gal nėra labai graži siunta, iš tikrųjų. Ir mes sėdėjome, labai gerai atsimenu, kai mes sėdėjome ir galvojame, ar padaryti gražesnę su rūžavais visokiais plastikiniais tenais įklijavimais. Ir vis dėlto laimėjo mūsų ekologinis sprendimas. Ir labai džiaugiuosi, kad mes bendradarbiavome su įmonė Gamtos ateitis, kuri rūpinasi mūsų pakuotėmis. Žalingą poveikį aplinkai kasdien daro ne tik žmogus, bet ir daugybė gamtoje esančių medžiagų. Štai pavyzdžiui, nafta yra gamtai viena pavojingiausių ir daugiausiai žalos darančių medžiagų. Siekiant suvaldyti klimato krizę, yra ieškoma įvairių būdų, kaip užkirsti kelią naftos patekimui į atvirus vandens telkinius. Daugiausia žalos nafta gali pridaryti didžiųjų katastrofų metu, kuomet į jūras ar vandenynus išsilieja dideli kiekiai šios medžiagos. Tačiau ne ką mažesnė problema yra kasdieninis naftos patekimas į atvirus vandens telkinius. Dažniausiai vis tik mes susidurime su naftos teršalais, kurie patenka netokiu drastišku ir dideliu kiekiu. Tai pavyzdžiui, naftos teršalai, kurie išvarva iš mūsų automobilių ir patenka į atvirus vandens telkinius kartu su lietaus vandeniu. Na, tada šitie naftos produktai, jie taip pat dėl naftos produktuose esančių toksinių medžiagų daro žalą jūrų ir kitų vandens telkinių faunai. Tai yra, dėl to žūsta žuvys, kiti vandens gyvūnai. Bet dar viena labai didelė žala, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra, kad naftos dėmės plūduriančios vandens paviršiuje, jos nepraleidžia saulės šviesos ir jos negauna fitoplanktonas. Tai yra dumbliai gyvenantis paviršiniuose vandens sluoksniuose ir dėl tos priežasties tas fitoplanktonas negamina deguonies fotosintezės būdu ir naikina anglies dvideginio, tuo būdu didėja šiltnamio efektas. Dažnai einant į parduotuvę lietaus pradžioj galime pastebėti naftos dėmes plūduriančias, tekančias kartu su lietaus vandeniu. Tos naftos dėmės yra tokių įvairių spalvų, kaip kokia vaivorykštė. Bet vaivorykštė danguje, aišku, jinai mus džiugina, tos naftos dėmės vandens paviršiuje džiugina mažiau. Tai norint išvengti šito užterštumo, reikalingi mūsų naftos skirtuvai. Naftos skirtuvai yra požeminiai rezervuarai. Jie yra užkasama po žeme ir dažnai žmonės net nežino, kad tokie įrenginiai egzistuoja. Čia tokia paslėpta inžinerinė infrastruktūra, kuri atlieka labai svarbų darbą. Pirmieji naftos skirtuvai buvo vadinami API skirtuvais ir tai buvo labai dideli, bet dažniausiai betoniniai rezervuarai, kuriuose nafta atsiskirdavo gravitacijos principų. Reiškia, kadangi naftos produktai yra lengvesni už vandenį, tai dažniausiai, jeigu lauksime labai ilgą laiką, tai naftos dalelės atsiskirs dėl gravitacijos, dėl lyginamojo svorio skirtumo, tačiau bėda yra ta, kad miestuose nėra vietos ir nėra galimybių statyti tokius didelius rezervuarus. Ir todėl buvo ieškoma sprendimo, kaip padaryti, kad tie naftos skirtuvai būtų kompaktiškesni. Šiuolaikinio naftos skirtuvo tikslas yra kuo greičiau sustambinti naftos daleles ir jos tada sparčiai iškyla į vandens paviršių. Tai mūsų naftos skirtuvuose tam yra naudojama kolescencinė medžiaga, prie kurios naftos dalelės prikimba, kurį laiką užsilaiko, prie jų tuo pačiu atplaukia kitos dalelės, jos sustambėja ir tuomet labai greitai iškyla į vandens paviršių, kurios yra kaupiamos ir iš kur yra pašalinamos aptarnavimo metu. Tai naftos skirtuvai būna nuo 1,5 litro per sekundę, jie skirstomi pagal srautą iki 150 litrų per sekundę, tačiau esant poreikiu gaminami ir didesni.
mūsų naftos skirtuvai yra gaminami iš polietileno. Polietilenas yra perdirbama žaliava. Dėl to mūsų panaudoti gaminiai gali būti perdirbami ir žaliava panaudojama pakartotinai kitų gaminių gamybai. Taip mūsų gamyboje prisidedame prie aplinkos tausojimo ir taip pat galiu pasakyti, kad ir dalį energijos, kurią naudoja mūsų gamyboje, tai jinai yra iš atsinaujinančių šaltinių, iš saulės elektrinės, kur yra sumontuota ant mūsų gamybinių pastatų stogų. Šiuo metu pagal naftos skirtuvų panaudojimą, jų taikymo vietas Lietuva nei kiek neatsilieka nuo kitų Europos šalių. Kadangi naftos skirtuvai atitinka tos pačius europietiškus standartus, kiekvienas mūsų naftos skirtuvas yra testuojamas pagal atitinkamą Europos standartą. Ir įdomu tai, kad jo efektyvumas yra toks aukštas, gal čia nuskambės kaip pasigyrimas, bet per testavimo, per tas 3 minutės ar per kelias minutės, kiek vanduo išbūna mūsų naftos skirtuvė, naftos kiekis sumažėja 850 kartų. Tai tikrai šiuolaikiniai įrenginiai, jie duoda tokį didelį efektyvumą. Šį reportažą pristato Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis, licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojant Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Ne visi mūsų laidos žiūrovai yra susipažinę su terminu biodegalai. Papasakokite, kas tai yra. Biodegalai tai vienas iš alternatyvių energijos šaltinių, kitaip vadinamas biokūras, kuris yra gaminamas iš biologinių žaliavų. Tai yra, jeigu tai mes kalbame apie benziną, viena iš tokių žaliavų, kuri yra naudojama kaip biokūras, tai yra etanolis, gaminamas iš grūdų, cukranendrių. Čia priklausomai nuo šalies, kurioje jis yra pagamintas. Jeigu mes kalbame apie dyzeliną, tai dažniausiai iš aliejinių žaliavų pagamintas kūras. Tai gali būti rapsų aliejus perdirbtas, tai gali būti saulėgrąžų, sojo aliejus, palmių aliejus. Biodegalai taipogi prisideda prie mūsų energetinės nepriklausomybės, nes vis dėlto nafta tai yra produktas, kurio nėra Lietuvoje, mes jo negaminame, mes neišgauname. Naudodami biodegalus mes mažiname importuotos naftos suvartojimą. Tai prisideda prie mūsų ekonomikos, prie energetinės nepriklausomybės, prie visų mūsų gerovės, nes pinigai už šiuos degalus lieka Lietuvos ekonomikoje. Jūsų įmonė įsipareigoja mažinti CO2 išsiskyrimą. Papasakokite, kaip tai pavyksta ir galbūt yra kažkoks skaičius, kuris apibrėžtų. Praėjusių metų rezultatas yra tai, kad mes CO2 išmetimo intensyvumą degaluose sumažinome daugiau negu 6,5%. Tai yra pasiekiama į vartotojams parduodamus degalus įmaišant biokūrą. Tai yra pagrindinis komponentas, kaip mes galime siekti. ES yra nustačiusi tikslą iki 2050 metų sumažinti CO2 pėdsaką ir jį padaryti nulinį. Biokūras yra viena iš galimybių, kaip mes galime toliau mažinti savo pėdsaką, bet papildomai tai yra dar ir elektra, lietuviška žalia elektra, kurią mes naudojame iš mūsų saulės elektrinių, turime partnerių, iš kur mes gauname hidroelektrą, elektrą iš vėjo parkų. Jūs taip pat didelį dėmesį skiriate ir tvarumui. Čia kokie tvarumo sprendimai yra vykdomi? Tvarumo sprendimų yra daug. Jie apima socialinius, ekonominius. Jeigu mes žiūrėsime tai, ką mato mūsų vartotojai, mes labai stipriai mažiname šiukšlių kiekį. Jeigu mūsų vartotojas vietoj plastikinės kortelės naudoja mūsų elektroninę programėlę mobiliam telefone, mes atsisakome popierinių kvitų. Tai tikrai sutaupo ne vieną toną popieriaus, kuris būtų gautas iškirtus medžius. Kiti sprendimai yra tai, kad mes mažiname plastiko kiekius. Mes iki 27 metų turime įsikėlę tikslą sumažinti plastikinių pakuočių vartojimą ir savo kavos puodelis iš viso atsisakyti plastiko. Šiai dienai tai yra brangus sprendimas, bet tobulėjant technologijom
šis sprendimas vis pigs ir vartotojas nebeturėtų pajusti šito pokyčio bent jau savo kišenėje. Jis neturėtų atsiliepti. Palėtėte plastiko temą ir iš tikrųjų plastiko rūšiavimas yra opi problema. Degalinėse yra neišvengiamai kavos dangteliai, plastikiniai, įvairiausios kortelės, pakuotės. Kaip čia sprendžiate šių pakuočių problemą? Jeigu žiūrėti prie tai į produktą, su kuriuo vartotojas susiduria kiekvieną dieną, tai yra kavos puodelis. Šiuo metu kavos puodelio dangtelis jau yra nebe iš plastiko. Tai iš specialių medžiagų pagamintas biologiškai suyrantis dangtelis, žiūrint į patį plastiko puodelį, į patį kavos puodelį. Jame plastiko kiekis yra toks mažas, kad pakuotė pati suyra per 6 mėnesius ir neturi neigiamo poveikio gamtai. Tai čia iš tikrųjų yra didelis žingsnis į priekį, nes kavos puodelių vienkartinių yra per dienas naudojama tūkstančiai. Beje, mes ir skatiname tai, kad vartotojas nenaudotų mūsų vienkartinių puodelių. Vartotojas gali atsivežti savo daugkartinį puodelį, tuo labiau prisidėdamas prie gamtos ir tuo pačiu dar ir sutaupydamas, nes Riada taiko nuolaidą kavai, jeigu klientas ateina su savo puodeliu. Jeigu žiūrėti kitas plastiko pakuotės, kurios atsiranda degalinėje, visi žinome, kad į automobilį reikėtų įsipilti ir langų skysčio. Įsipilus langų skystį lieka plastikinė pakuotė, kurią galima palikti mūsų degalinėje specialiame konteineryje ir ji bus utilizuota laikantis visų reikalavimų. Šiandien tai buvo viskas, ką jums norėjome parodyti. Ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatykime ir kitą savaitę tuo pačiu laiku. Laidų pakartojimus galite rasti YouTube platformoje ir lrytas.tv. Iki pasimatymo. Vytautas Mineral Spa. Atgauk jėgas ir šypseną.